Mes visi turėjom savo standartus. Ir mes visi turėjom motyvacinį mechanizmą, kuris visko darys, kad mes judėtumėm toliau tęsti ir įamžinti tus standartus ir nekeisti. Kas tas ir dabar? Kas tai standartą gali būti? Standartas gali būti sakyti, aš atsikelu sunkstai, bet iš tikrųjų aš niekad neatsikelu sunkstai, aš atsikelu vėlą ir aš tiesiog turiu pasąmoninį standartą, kur mon motyvacinis mechanizmas, mon ego darys visko, kad tik sugadintum kažkokį galbūt tavo planą sunkstai atsikelti, kad tik nepadarytum tuo dalyką ir tiesiog būtum ten, kur tu buvai, nes ten ir komfortas. Ir tavo ego darys visko, kad tu judėtum į ton dalyką, nes tu tiki, kad tau pasąmoniška ten ir geriau, negu kur nors kur logiška, kad tau būtų, aš atsikelsiu sunkstai, aš galėsiu iš tikrųjų gal pasportuoti, aš galėsiu gal kažką kitką padaryti, aš turėsiu tiek daug laiką, man bus gal nuotaika geresnė, aš galėsiu pamedituoti, aš galėsiu tom padaryti, bla bla, aš neplanuoju tų dalykų, bet aš žinau, ką aš galėsiu ant padaryti, jeigu anksčiau atsikels. Bet turiu įsitikinimų, turiu kažkokį tai motyvacinį mechanizmą, kuris būtent muni ved ten pat į ton komfortą, nueit mėgoti, o antrą nakties ir atsikelti 11 rytą. Vot tas ir yra, vot tai ir standarta. Ir mūsų motyvacinis mechanizmas darys visko, kad mes judėtumėm ten, kur mes tikam, kad mums ir geriau. Nors nebūtinai, tai dažniausiai būna kažkas, kas yra logiška, arba kažkas, kas būna galbūt netgi labai žalinga, bet mes vis tiek toliau judėsim ten, nes mes tiesiog tikim, kad mums ten ir geriau, nors ir kaip atrodyt kits dalyks, kur mes žinom, kad ir tikrai geriau, bet mes ten judėsim, kol mes nepakeisim to. Ir tai ir įsitikinims. Tai ir kažkoks įsitikinims, nes mes turim mūsų smegenys kaip kompiuteris. Uns įrašo informaciją ir uns pasisavint tai kaip per patirtį kažkokį. Per kažką, kas tiesiog įsiraš mums į vidų. Nes ką esmė? Mūsų visa ta patirtis, mes viskon perrašom į savo smegeninį pastovę, bet per patirtį mes įrašom ton giliau. Ir tos patirtis sukur mūsų realią standartus. Tus dalykus, ko mes kartuojam, pastovė, kartuojam, darom iš naujo ir kaip ciklas, kaip rats, esam užstrigę. Tai kaip tom pakeisti, tiesiog turi paprasčiausiai klausim paklausti. Kas atsitiktų blogiausia, jeigu aš pasiryščiau judėti į tą dalyką, kur aš noriu judėti? Kas atsitiktų blogiausia, jeigu aš pasiryščiau atsikelti 6 ryto kitą dieną? Kas atsitiktų blogiausia? Aš tada negalėčiau vakarė ten pavalgyti čipsų, žinai, ten filmą kaip pažiūrėti. Gerai, o tai kas atsitiktų blogiausia, jeigu aš paimčiau ir nežiūrėčiau to filmą, nevalgyčiau tų čipsų, kas atsitiktų blogiausia? Nieka. Ir kai tu supranti, kad tai ir nieka, tu jau radai šaknį to įsitikinimą. Ir ką tau reikia daryti, tiesiog transformuoti tai, pakeisti į kažką, kas ir pozityvai, konstruktyvų, vietoj to, kas ir negatyvų.